O čia nusimato beveik 6 valandos ėjimo ir 24 kilometrai. Aišku, komanda susirinko, tai nereali. Aš kojų nejaučiu, ką man daryti? Čia 1025 kilometrus nuo Molo iki Palangos. Mes su Aleksėjumi mirštam, bet eina. Ir gavau nuotrauką, atsiuntė, kad vaikai pavalgė, viskas gerai ir čia prasidėjo stresas. Dingsta ryšys ir aš niekam nebegaliу paskambinti. Меня зовут Рокос, я пошел в поход, просто потому что Алексей меня заставил идти с ним. Меня зовут Алексей, я пошел в поход для того, чтобы накачать свои сильные ножки. Здравствуйте, меня зовут Анатолий, я пошел в поход, чтобы обогатить лес углекислым газом. Taigi, pasako apie transformacinę istoriją, kuri nutiko vakar. O buvo taip, kad vaiko draugas Aleksėjus ir ukrainiečiai kolegos pakvietė Roką į žygį. Ir žygį nuo Molo Klaipėdai, žinot ar ne, kur yra Molas Klaipėdai, iki Palangos tilto. Ir ėjimas ne šiaip savo miškų ir gerų takelių, o pakrantę, smėlių. Aš net nuėjau žemėlapis, kad pasižiūrėti, kiek tai yra kilometrų. Ir pasižiūrėjau ir tiesiog žagtelėjau, kad Rokas iki šiol yra nuėjęs maksimum 10 km pėsčiomis, o čia nusimato beveik 6 valandos ėjimo ir 24 kilometrai. Aišku, komanda susirinko, tai nereali, fantastinė ir buvo tik tai 2 vaikai, o visi kiti suaugusieji. Realiai jie nuėjo dar tik tai 2,5 kilometro, bet aš jau pergyvenau. Ir aš galvoju, oh my god, kaip jie išlaikys, kaip jie praeis, bet save tramdau. Berniukai tampa vyrais, ne per žodžius, o per veiksmus, taip kad laikau kumščius, o jie eina toliau. Jau praėjo kelios valandos ir čia jisai pasakoja savo savijautą, skambina mums, tiksliau aš skambinu jam ir klausiu, kaip jaučiasi. Jisai sako, okei, patinka, bet ėjimas smėliu yra tikrai dvigubai sunkiau nei takeliu. Вау! Уникальная работа. Вот Алексей, вот качеля. Это бревно вот этими ручками. Обработка была пламенем, наждачкой, маслом. О, да. Стропы обычные. Каждый 900 килограмм держит. Теоретически можно подвесить мою Volvo. Гарантия 5 лет. Мы выйдем к реке Цыпа. Вот здесь. Вот здесь мы выйдем сейчас вот так и выйдем к морю. И потом пойдем вот сюда. Лежать буду. Лежать? Да. Почему? Пока можно буду лежать. Потом нельзя будет. Красивая. Pirmą kartą jie sustojo pavalgyti prie kažkur Karklės, prie Žilvičio stovyklos ir gavau nuotrauką, atsiuntė, kad vaikai pavalgė, viskas gerai ir čia prasidėjo stresas. Dingsta ryšys ir aš niekam nebegaliu paskambinti. Nei Rokui, nei jo draugui, nei jo tėčiui, ta prasme niekam, nieks nebekelia ragelio. Telefonas atjungtas, visi telefonai atjungti ir aš nieko nesuprantu, kas darosi. Ir man kaip mamai prasideda juodas stresas. Aš jau įsitikinus, kad viskas, mes vaikų daugiau nebepamatysim ir nebeaišku, ar jie grįž kada nors namo. Man panika. Ryšio nebuvo pusę valandos. Aš per tą laiką prisigalvau visko. Aš prisigalvau, kad kažkam bloga, kad kažkas jau miršta, kad visi jį gaivina tą žmogų, kad telefonus atjungia, kad nieks nepergyventų. Nu, žodžiu, per tą pusę valandos mamos fantazija buvo fantastinė. Aš prisigalvau visko, ko tik įmanoma. Na, bet po to telefonas įsijungė ir viskas tapo gerai, jie eina toliau, o aš stebiu, kaip jie eina ir kiekvieną kartą galvoju, kaip jau norisi važiuoti juos paimti, nes jie jau nuėjo daugiau kaip pusę kelio ir mes susirašinėjom su Roku ir aš klausiu, kaip jūs jaučiatės ir jisai sako, mama sunkiai. Ir man taip kaip mamai atrodo, ką daryti, tegu suaugę eina, o mes važiuojam, gal greičiausiai pasiimsim juos. Ir tiek to, jiems užteks nueiti 15 km, tai jau irgi yra labai daug ir labai gerai. Bet aš save raminu, stabdau, dar laukiu. Mes su Aleksėjumi mirštam, bet eina. Tai mes dabar ar toliausiai,
vaikas, nes jie kažką padarė tenai. Sėdi, valgo, mes einam kol kas. Ir kažkaip liko 1,5 valandą kažkur, arba 1 valandą kem. Ir viskas. Jie vis eina, o man vis sunkiau ir sunkiau. Tiesiog, kad suprastumėt, kad aš dviračių 12 kilometrų negaliu nuvažiuoti. Aš bijau netgi nuo namų iki jūros nuvažiuoti pirmyn atgal, tai yra 12 kilometrų. O iki Palangos net dviračių nedrįsčiau važiuoti. Ir čia suprantu, kad mūsų vaikai eina pėsčiomis. Ir kiekvieną kartą savo sakau, berniukai tampa vyrais, ne kada mamos pagalvę pakiša, kad kur nukris, o kada jie pasiekia tikslą. Ir aš save raminu, kad nieko nedaryti ir nevažiuoti jų pasiimti. Ar jūs suprantat, kai aš žiūrėjau, kad jie 24 km nueis per 5,5 valandos, o dabar jie eina jau 6,5 valandos ir dar iki tikslo, iš tikrųjų labai daug laiko, o kojas skauda, sakė, viskas mėlyje, bet jie nepasiduoda. Gaunu video. Kaip savijauta? Gerai. Tik rankų Nu mes jūs toj pasiimsim, toj susitiksim. Ne, iki Studlendo jūs atveš. Davai. Dieve, kaip gerai, kad aš nevažiavau jų pasiimti likus kilometrui iki ėjimo ir jie pasiekė tikslą. Tas jausmas išliks visam gyvenimui. Nuėjau 25 km nuo Molo iki Palangos. Aš jaučiuosi nerealiai, va šitai. Aš atsikėlęs jaučiuosi. Aš kojų nejaučiu, ką man daryti. Aš nesuprantu. Мертвая. Dabar mes sutiksime mūsų gerojus vaikus, kurie nuėjo 25, jau manau net 26 ar 7 kilometrus. Ėjo 8 valandas šiandien. В прошлый раз было 50 000 шагов, а сейчас? Тренировка закончилась. 25 километров. Почти 7,5, 7 и 30 часов. Это очень много. Мне таких сил не имеется точно. Но я как-то справился. Молодец. Вот они, вы, герой, привет! 27 километров. О май гад, Это мы все домой. Ну, как нормально, нормально. Все стадии прошли. Отречение, я сдаюсь, все, я буду тут жить. Ну, спасибо. А потом впереди бежали всех, догоняли мы их. Да. Они сами дошли, самое крутое, что они сами пришли к тому, что лучше не отставать, а идти впереди, потому что есть время отдохнуть. Они сами к этому пришли, это очень круто. Круто. Да. Ну, мы просто в шоке. Mes tiesiog, pažiūrėkit, kaip atrodo žmogus, nuėjęs 20 kažkur 7 kilų. Neiškaitas kojas, taip skauda. Pažiūrėk. Dievas, Ėjot 8 valandas, 8 valandas kelio. ėjau. Eik tu savo. Aš tikiu, būtų labai keista, jei neskaudėtų. O kaip moraliai jausmas, kad jūs sugebėjote tiek daug praeiti? Ką? Tu tiki, kad tu tiek praėjai? Aš taip. Tikė, ne? Nežinau. Neklausėk man kojas skauda. Aš nejaučiu. O pažiūrėkit, kokie batai. Jie vaglyniai buvo. Eik, tu į molį įklimpai. Aš jam batų naujų nepaėmiau. Okay. Kojas paėmiau, švarės, o batų ne. Sveikiu. Kem 1 000.
Vo. Ką mes turim? Mes turim kilometražą, va, kiek jie praėjo ir kokį kelią. Nerealiai, nerealiai. Vaikai juokiasi, kad net telefonas pavargo, net telefonas rašo, užteks eiti, aš jau pavargau skaičiuoti jūsų žingsnis, kiek jūs praėjot. Nu, Dagu. sunku išlipti, ne? Nu kaip Rokai, nedaeisi iki pirties? Ne, nešam mane. Gerai. Nešam. Mes dabar su vaikais čia, žinokit, kaifuojam. Jie po tokio tripo nusipelnė pirties. Nu kaip, gerai? Da. Mano vaikas mane įkvepia. Nu jau dabar kaip minimum 25 km su dviračiu aš tikrai neturiu teisės bijoti. Tai šią vasarą planuoju važinėtis. O dabar į sportą. Does it feel like I belong?